Ar jūsų versle būna laikotarpių, kai klientų būna per daug? Kai vos spėjai vykdyti visus užsakymus, o dalies net nespėjai vykdyti. Tenka dirbti daug viršvalandžių. O po to ateina kitas etapas ir užsakymų nebėra, tempas krenta ir imi galvoti, kas čia negerai. Ir pardavimai neauga, nepaisant visų pastangų. Ir vėl ateina periodas, kai klientų per daug ir vėl nespėjai vykdyti užsakymų. Greičiausiai verslas nėra sugedęs, o jis tiesiog yra labai sezoniškas. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios tinklalaidės autorius ir vedėjas, verslo efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 155 tinklalaidės epizodo. 154 epizode aš kaip tik kalbėjau apie tai, kad ne visas problemas versle reikia spręsti. Kai kurios problemos turėtų būti traktuojamos ne kaip klaida, kaip bug, o tiesiog kaip tam tikras gyvenimo faktas, feature'is. Ir tai yra vieta, kur galima susikurti tam tikrą konkurencinį pranašumą. Ir viena iš tokių situacijų, kurioje nereikia labai smarkiai bandyti jos pakeisti, o tiesiog reikia daug geriau prie jos prisitaikyti, tai yra sezoniški verslai arba verslo sezoniškumas. Reikia pastebėti, kad dažnas verslas susiduria su vienokiu ar kitokiu sezoniškumu. Ir susidūrę su sezoniškumu verslų savininkai užsiduoda savo klausimą ir ne tik savo, ir su komandom stengiasi atrasti sprendimą, kaip sumažinti tą sezonų svyravimą ir panašiai. Yra verslai, kurių sezoniškumas labai smarkiai priklauso nuo metų laikų. Jeigu jūsų verslas vienaip ar kitaip susijęs su veikla lauke, pavyzdžiui, prekiaujate grilio baldais arba grilio įvairiausiais įrankiais ir elementais, tai jūsų sezoniškumas labai smarkiai priklauso nuo oro. Ir jūs galite stengtis daryti, ką tik norit, bet žiemą žmonės grilina daug kartų mažiau negu vasarą. Tačiau yra verslai, kurie susiduria sezoniškumo mėnesio eigoje arba netgi savaitės eigoje. Jeigu pasižiūrėt mažmeninę prekybą, taip, žmonės visom dienom valgo vienodai, tačiau penktadienį, šeštadienį į parduotuves eina ir perkasi daugiau negu kokį trečiadienį. O kartais gali būti sezoniškumas, kuris priklauso ir nuo metų laikų, ir net nuo savaitės dienos, ar net nuo mėnesio dienos. Tačiau sezoniškumas nėra labai blogai dėl labai paprastos priežasties. Dažniausiai tai yra pakankamai stabilu ir nuspėjama. Jeigu jūsų versle yra metų laikų sezoniškumas ir vasara prekyba daug didesnė negu žiema, tai jūs žinote, kad kiekvieną vasarą prekyba bus daug didesnė negu žiema. Taip, sezoniški verslai svyruoja, bet jie svyruoja ganėtinai prognozuojamai. Nes būna verslų, kuriuose to sezoniškumo galbūt nėra, bet yra sunkiai nuspėjami tam tikri įvykiai. Paimkim netgi žaislų prekybą. Taip, yra dalis žaislų, kurie yra sezoniški ir aišku, prieš kalėdas žaislų pardavimai išauga labai smarkiai. Tačiau yra žaislai, kurie visiškai nuo sezoniškumo nepriklauso, tai yra taip vadinamieji projektiniai žaislai. Kai pasirodo koks nors naujas vaikams skirtas, pavyzdžiui, animacinis filmas,
dažniausiai kartu atsiranda prekyboje įvairūs, to animacinio filmo veikėjai, pliušiniai ir panašiai. Ir ten tu tikrai nežinai, ar bus paklausa, ar nebus. O sezoniškume tu visada žinai, kad prieš Kalėdas žaislus tikrai reikšmingai smarkiau pirks negu pavasarį. Ir tokiam sezonui ar nesezonui galima pasiruošti, nes jis pakankamai nuspėjamas ir žinomas, kada tai įvyks. Todėl sėkmingi verslai nestengiasi pakeisti tą sezoniškumą, o tiesiog susitvarko savo veiklos procesus taip, kad kuo geriau prisitaikyti prie to sezoniškumo ir ypač pasiruošti tam pikui ir uždirbti per piką kaip galima daugiau. Kalbant apie pasiruošimą, reikia atkreipti dėmesį į šituos aspektus. Pirmiausiai tai, kaip valdyti ir kokius turėti organizacijoje pajėgumus ruošiantis sezonui arba ruošiantis nesezono periodui. Kitas svarbus dalykas, jeigu esate gamybiniam arba distribuciniam ar mažmeniniam versle, reikia pasiruošti ir atsargas. Taip pat veikla susijusi su rinkodara ir pardavimais irgi turi būti pritaikoma, ar šiuo metu yra sezonas, ar nesezonas. Ir pats vadovo ir vadovų komandos intensyvumas turi irgi prisitaikyti prie sezoniško svyravimo. Taigi pakalbėkim pirmiausiai, kaip pasiruošti arba kaip valdyti įmonės pajėgumus sezoniniam versle. Ir labai dažnai tenka matyti, kai įmonių vadovai išsiveda kažkokį paklausos vidurkį ir nusistato pajėgumus orientuotus į tą paklausos vidurkį su tam tikra nedidelė galbūt atsarga. Tačiau tai dažniausiai sukelia labai daug problemų. Todėl, kad ne sezono metu tai vis tiek resursai prastovi, o sezono metu prarandami pardavimai. Pamenu, kažkada prieš daugelį metų teko bendrauti su viena alaus kompanija, kur viskas prasidėjo nuo to, kad pardavėjai tiesiog norėjo tos kompanijos. Pardavėjai norėjo konfliktų valdymo mokymų, o kai pradėjome aiškintis, kokius konfliktus jie nori išmokti valdyti, paaiškėjo, kad dažniausia problema yra, kai pirmadienį jiem paskambina jų klientai, barai ir pareiškia pretenzijas iki to, kad susirinkit savo ten kranus, skėčius ir taip toliau. Aš nenoriu daugiau su jumis bendradarbiauti, nes visą savaitgalį prasidėjau be jūsų alaus. Užsisakiau praėjusią savaitę, bet atvežėt tik pirmadienį. Natūralu, kad tikrai nesiūlėm jiem konfliktų valdymo mokymų, o pasiūlėme pasitobulinti savo procesus. Tai yra panagrinėti, kodėl laiku alus neatvažiuoja. Ir to priežastis buvo labai paprasta. Dėl vienokių ir kitokių priežasčių jie nusprendė, kad jiem reikia efektyvinti sandėlio darbą ir jie pasižiūrėjo, kad per savaitę iš sandėlio išvažiuoja, tarkim, 2000 užsakymų. Vadinasi, per savaitę 2000, 5 darbo dienos, per dieną išvažiuoja 400 užsakymų. Reikia turėti pajėgumų sandėlį, kad galėtumėm išvežti, gal ne 400, bet 500 užsakymų. Viskas atrodytų gražu, bėda tik tame, kad ir vasara, ir netgi žiema yra pakankamai nemažas sezoniškumas savaitės eigoje. Todėl, kad didžiausi kiekiai išvažiuoja ketvirtadienį ir ypač penktadienį. Kai kuriom savaitėm pusę savaitinio kiekio, užsakymų ir bendro kiekio išvažiuodavo arba turėdavo išvažiuoti per penktadienį. Vadinasi, pajėgumai turėtų būti, kad penktadienį mes
turėtumėm sugebėti išvežti net 1000 užsakymų. Tuo tarpu galbūt pirmadienį išvažiuos 100. Ir dėl to, aišku, kiekviena organizacija turi nusispręsti, ar jinai nori tą piką maksimaliai išnaudot, bet jeigu jinai nusprendžia, kad nori maksimaliai išnaudot tą piką, pirmiausiai turi susidėliot, kaip jie patenkins sezono paklausą. Ir žinoma, tokiam sprendimui reikia netradicinių idėjų galbūt. Tai yra, mes turim pasižiūrėti, mums nereikia tiek pat laikyti krovikų, sandėlio darbuotojų penktadienį ir pirmadienį. Tai galima turėti ir laikinų darbuotojų, modelis lenkantį darbo grafiką ar panašiai. Ypač jeigu dar sezoniškumas yra ne tik savaitės viduryje, bet yra per mėnesius, per metų laikus, tai tas dalykas tikrai gali būti amortizuotas ir prie to gali būti prisitaikoma. Taip kad resursai irgi turi būti valdomi ir kvėpuoti kartu su sezonu. Kitas labai svarbus elementas tai yra pasiruošti atsargas. Ir su atsargom, jeigu jūs esat prekybiniam versle ir panašiai, su atsargom reikia nepamiršti, kad tiekimo laikas dažnai būna pakankamai didelis, ilgas, dėl to ruošti sezonui reikia pradėti dar anksčiau negu yra atsargų tiekimo laikas. Jeigu jūsų atsargas tiekėjai, jūsų užsakymus vykdo per 2 mėnesius ir jūsų sezonas prasideda birželio mėnesį, tai jau kovą reikia pateikti užsakymus, kad iki sezono prekės tikrai atvažiuotų. Net jeigu kažkas tiekime ir atsitiks, užsilaikys kažkur savaitei 2 konteineris. Bet lygiai taip pat reikia pradėti ruoštis ir sezono pabaigai. Net jeigu jūsų dabar paklausa didelė ir pradeda trūkti atsargų dabar, sandėlį išsipardavėt, bet sezonas pasibaigs po mėnesio, o jūsų tiekimo laikas yra 2 mėnesiai, tikrai nereikia užsakinėti papildomų prekių, nes kai jos atplauks, sezonas bus pasibaigęs. Taip, labai gaila, kad prekių turite dabar per mažai, bet nereikia reaguoti tai ir užsisakinėti prekes ne sezono periodui pagal sezono periodo pardavimus. Apie tai, kaip detaliau valdyti atsargas ir ypač sezoniškumus, aš daug kalbu ir verslo žinių akademijoje rengiamame atsargų valdymo kurse, kurį tikrai kviečiu, jeigu jūsų verslas susijęs su atsargų valdymu, kviečiu ateiti, sudalyvauti, gausit labai daug praktinių patarimų. Arba bent jau pasižiūrėti webinarus, kuriuos aš dariau apie atsargų valdymą, ir nuorodas į tuos nemokamus webinarus jūs rasite šito epizodo aprašyme. Taigi, jeigu jūs pasitvarkėte, pasiruošėte ir turite pajėgumų valdymo sistemą, turite atsargų valdymo sistemą, tuomet jums dar reikia pasikoreguoti ir pasiruošti pardavimų sistemą, prisitaikyti prie sezoniškumo. Ir pardavimo elgsena irgi neturi būti vienoda per visus metus. Natūralu, kad pardavimo sezono metu pardavimai turi dirbti aktyviai ir daugiau gerai aptarnaujant klientus, priimant užsakymus. Reklama turi būti orientuota į pirkit dabar. Taip? Beje, net ir kainodara sezono metu gali būti reikšmingai aukštesnė negu ne sezono metu. Ir daugelis verslų, kuriuose sezoniškumas yra labai stiprus, jau tą įpratę ir tą daro. Viešbučiai tą daro, bet neretai tekia matyti, kad viešbučiai kainas keičia tiesiog metų laikų periode. Tačiau ten, kur sezoniškumas yra didelis ir savaitės eigoje, kainos gali smarkiai keistis.
Vienas pirmų mano apsilankimų Las Vegase, kuris buvo prieš daug metų, man padarė didelį įspūdį, ne tik ten Las Vegaso dydžiais ir panašiai, bet viešbučio kambario kainodara. Tu gyveni viešbutyje savaitę ir už naktį iš sekmadienio į pirmadienį tu sumokėsi, gali būti net iki 10 kartų mažiau, negu už tavo pačio kambario naktį. Tu neišsikraustai nieko, bet už naktį iš penktadienio į šeštadienį. Nes savaitgalis yra labai didelis sezonas, o ne savaitgalis ne sezonas. Dėl to ir kainodara gali smarkiai keistis priklausomai nuo to, sezonas ar ne sezonas. Taip kad sezono metu mes aptarnaujam klientus ir stengiamės kuo daugiau išvežti. Ne sezono metu mes kūrėme santykius su klientais, galime eksperimentuoti su naujais produktais, galime ieškoti naujų kanalų, išbandyti įvairiausius reklaminius pasiūlymus, daugiau pritraukiame potencialių klientų, jo šildome, o jau kai prasidėjo sezonas, pardavinėjom. Tai yra, angliškai tas terminas closing, taip? Ir tam, kad gerai suvaldyti tiek pajėgumų, tiek atsargų, tiek ir pardavimus ir rinkodaros sistemas, vadovo darbo intensyvumas irgi turi būti prie to pritaikytas. Bet apie tai po trumpos pertraukėlės. Dar kartą noriu padėkoti Jums, mėly tinklalaidės klausytojai ir prenumeratoriai. Dėkoju ne tik tai, kad klausotės, bet kad ir dalinatės su savo draugais, pažįstamais ar kolegomis nuorodomis į šitą tinklalaidę. Man tikrai tai svarbu ir tai motyvuoja mane toliau kurti naujas laidas. Taip kad dėkui, dalinkitės ir jeigu turit idėjų, pasiūlymų, klausimų, rašykite man. Taigi, prieš pertraukėlę kalbėjomės apie tai, kad sezoniškumas nėra problema, it's not a bug, it's a feature, ir tai yra gera vieta jūsų verslui susikurti konkurencinį pranašumą, sugebant geriau prisitaikyti prie to sezoniškumo negu konkurentai. Prisitaikyti reikia susikuriant pajėgumų valdymo sistemą, atsargų valdymo sistemą ir pardavimų ir rinkodaros sistemą, nusimatant, kas, kada ir kaip vyks. Dėl to taip pat ir vadovai turi keisti savo elgseną, savo darbo intensyvumo režimą ir požiūrį priklausomai nuo sezoniškumo. Nes neįmanoma dirbti vienodų tempų intensyviai visus metus. Nes tai tikrai gali atvesti prie perdegimo. Bet reikia dirbti taip, kaip dirba, pavyzdžiui, ūkininkai. Ūkiuose yra derliaus metas, yra nederliaus metas, yra sėjos metas ar panašiai. Taip kad reikia turėti ir aiškiai nusistatyti, kada yra aktyvaus pasiruošimo sezonui periodas, tai yra sėja, kada yra šiek tiek priežiūra, kada yra derliaus nuėmimas, kai tikrai yra nemiegama ir naktimis ir dirbama labai intensyviai, ir kada jau vėl pereinama prie to palaikymo arba vadinamo maintenance darbo režimo, kai ruošiamasi, remontuojamasi, ruošiamasi naujam sezonui. Tai yra, kuomet yra palaikoma, sutvarkoma ir daromi eksperimentai, bet ruošiamasi naujam sezonui. Ir būtent priklausomai nuo sezono į tuos dalykus turi būti nukreipiamas vadovo dėmesys. Nes jau ne kartą kartojau, ten, kur yra vadovo dėmesys, ten visada bus progresas. Taip kad tas darbas turi būti subalansuotas kasdien, 8 valandas dirbu, 8 ilsiuosi. O būtent turi būti pritaikytas prie sezoniškumo. Kai yra sezonas, dirbu intensyviai. Kai ne sezonas, ruošiuosi, atstatinėju jėgas tam, kad vėl per sezoną galėčiau
paimti kaip galima daugiau rezultatų. Todėl, baigdamas šį epizodą, norėčiau pasakyti dar kartą, sezoniškumas nėra blogis. Identifikuokite tas sezoniškumo bangas, pasižymėkite tos piko periodus, pasižymėkite ne piko periodus ir pagalvokite, kaip jūs turite elgtis kiekvienu periodu. Ir pažiūrėkite, ar jūsų nustatyti procesai, nustatytos tvarkos taisyklės atspindi ir skatina žmonės teisingai elgtis tuose perioduose. Ir teisingai paskirstytas tiek jūsų komandos dėmesys padės sukurti reikšmingą konkurencinį pranašumą prieš jūsų konkurentus. O jeigu abejojate, ar teisingai susidėliojat procesus, ar jeigu norite pasitarti, visuomet galite man parašyti arba užsiregistruoti pirmai nemokamai konsultacijai ir mes pasišnekėsime apie jūsų sezoniškumo arba šiaip kitus verslo iššūkius. Na, o šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!